Verslo transformacija. Laidą Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY, Ernst & Young Baltic. Daugiau informacijos ey.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Daugelis įmonių pripažįsta, kad klientas yra svarbus, tačiau ekspertai pastebi, kad realybėje didesnis dėmesys bendrovių kartais būna nukreiptas į pardavimus ir pelną, o ne į klientą. Kaip atrodo į klientą orientuotas verslo modelis, kaip išsiaiškinti klientų poreikius ir galiausiai kaip pamatuoti ar įgyvendinti pokyčiai yra teisingi. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja EY konsultacinių paslaugų padalinio vadovas Baltijos šalyse Linas Dičpetris. Sveiki. Sveiki. Na, mes turime gerai žinomą posakį, kad klientas yra visada teisus. Na, dėja, ne visada jisai galioja, ar ne? Kokia yra situacija? Ar galima bent preliminarų pasakyti skaičių? Kiek Lietuvoje turim išties tokių nuoširdžiai įmonių, kurios orientuotos yra į klientą? Na, turbūt statistikos tokios jums nepasakysiu, netyrėme, bet matyt, kiekvienas savo galima atsakyti labai dažnai, kada pajautėme, kad esame dėmesio centre kažkurio tiekėjo arba pardavėjo. Taip, tai tokių įmonių tikrai yra. Turime, manau, gerų pavyzdžių bankininkystėje, energetikoje. Turbūt galėtumėm sakyti, kad bent kai kurios iš mažmeninių įmonių irgi taip dirba, ar ne, tai iš tiesų gerų įmonių orientuotų į klientą turime. Klausimas iš tiesų labai įdomus, o kaip jos tai pasiekė? Ir aš manau, apie tai verta tikrai pakalbėti. Na gerai, o kalbant apie kitas šalis, ar ne, kaip mes atrodom kitų šalių kontekste, jau jos gerokai toliau pažengusios, ar mes čia šito klausimu nelabai atsiliekam? Gal kažkiek atsiliekame. Valdymo teorijoje ir praktikoje, manau, labai dažnai pirmauja tas anglosaksiškas pasaulis, tai orientacijos į klientą klausimai tikrai ne dabar išrasti ir mes turime puikių pavyzdžių Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Vakarų Europoje, na ir tikrai dabar jau, manau, yra visur pasaulyje, bet tai tikrai nebuvo mūsų pirmojo prioriteto, matyti, reikalas, kuriant savo naują rinkos ekonomiką, bet po truputėlį prie to artėjame, nes aš manau, kad verslai ilgainiui supranta, kad vienintelis būdas išsaugoti ilgalaikį sėkmės kriterijų, ar ne, ir tvarų verslą, tai yra vis dėlto, pozityviąja prasme pririšti klientą prie savęs. Na gerai, kaip atrodo tas į klientą orientuotas verslo modelis ir kodėl iš esmės apie tai reikia kalbėti? Gal turite iliustruojančių skaičių, kurie, priverstų susimastyti šiuo klausimu? Pasakysiu keletą. Vienas, kuris, manau, daugumai verslininkų bus labai įdomus, ar ne, tai yra, kad jeigu mes žiūrime į pajamų augimą, ilgalaikį pajamų augimą įmonėse, kurios yra orientuotos į klientą, arba kaip prieš pastatymas joms kitos yra orientuotos į produktą, nes galime arba į tą būti orientuoti, tai mes matome 2-3 kartus aukštesnį pajamų augimo, jau čia statistika, kad reiškia tos įmonėse pajamos daugiau auga. Čia turite omeny tos įmonės, kurios iš tiesų atsigręžia į klientą. Iš tiesų yra atsigręžusios orientuotos į klientą. Aptarsime vėliau matyti, ką tai reiškia, bet jeigu kalbame apie pelną, pelnas irgi vėlgi statistiškai, čia McKinsey duomenys, reiškia miniu, tai yra trečdaliu didesnis pelnas, jeigu mes iš tiesų kaip organizacija esame stipriai orientuoti į klientą. Ir galbūt paskutinis skaičius, tikimybė, kad klientas pas mus sugrįš apsipirkti antrą kartą, yra 4 kartus didesnė įmonėje, kurioje orientacija į klientą yra aiškiai išreikšta. Kita vertus, po 3 blogų aptarnavimų 92% klientų daugiau nebegrįžta į tą blogai aptarnavusią įmonę. Kartais ir po vieno karto nebegrįžta. Na gerai, kaip atrodo tas į klientą orientuotas verslo modelis ir tinka visos sektoriaus, visoms įmonėms, nuo banko, tarkim, iki valymo paslaugų įmonės? Pradžia viso šito yra iš tiesų orientacija į klientą arba į produktą paslaugą. Tai kuogi skiriasi tokios įmonės, tai iš tiesų paskui jau galime detaliau analizuoti verslo modelį, bet pamatysime, kad visos struktūros, rodikliai, procedūros organizacijoje, kuri orientuota į klientą, yra pirmoje eilėje fokusuojasi į tai, kas klientui geriau. O į produktą brūkšnelis paslaugą orientuotoje organizacijoje tai yra daugiausia būtent produktinė orientacija, paslauginė orientacija. Ar ne? Tai yra, kiek mes
kitaip tarsiu, produktinėje organizacijoje mes sakom, kam mes dar galime parduoti savo produktą, ar ne, o į klientą orientuotoje organizacijoje klausimas yra labiau, ką dar galime šitam klientui parduoti. Ir atrodo pakankamai artimi klausimai, bet kuomet mes praplečiame savo akiratį ir pasakome, kad norime orientuotis ne į brukamą produktą, o į tai, ko reikia klientui, tada mes iš karto automatiškai turim pradėti mąstyti, kas yra mūsų klientas, kas jam rūpi, kokie jo yra gyvenimo įvykiai, kaip mūsų produktas ar paslauga padeda jam, gyventi geriau, ar ne? Reiškia, ir tai gali būti tiek mažmeninėme lygmenyje, tai yra individualiam klientui, fiziniam asmeniui, ar ne? O jeigu yra tas B2B, verslas verslui, ar ne, tai tada lygiai taip pat, ar gerai suprantame savo klientą verslą, kas jam rūpi, kas jam skauda, kaip mūsų produktas ar paslauga gali jam padėti geriau gyventi. Tai bet čia iš esmės reikia pergalvoti visą filosofiją, nes dabar ką daro verslai, tai dažniausiai galvoja, kaip parduoti daugiau. Tai čia šiuo atveju ne visada ryšasi. Kažkiek rišasi, nes jeigu mes manau, į produktą, atsiprašau, į klientą orientuotą organizaciją lygiai taip pat galvoja, kaip parduoti daugiau, bet jinai galvoja tą ne per tai, kaip mes galime įbrukti daugiau savo produkto arba paslaugos didesniam skaičiui žmonių, negalvodami apie tai, kam jiems to reikia, o labiau per tą prizmę pažinkime savo klientą, gerai išsiaiškinkime, kas jis toks, kodėl jam reikia šito dalyko ir kaip tai padeda. Ir tada mes galėsime ir tą produktą, ir dar kitą produktą, ir dar galbūt trečią produktą ar paslaugą jam pridėti į tą visą paketą, kuris pagerins jo gyvenimą ir išspręs jo problemas. Gerai, kalbant apie B2B verslo modelį, kiek čia svarbus į klientą orientuotas požiūris ir kaip idealiu tuo atveju turėtų atrodyti? Gal net nenoriu sakyti, gal net svarbiau, bet manau, kad ypatingai svarbu verslo klientams, nes verslo klientai paprastai perka daugiau, ar ne, reiškia jų galbūt užsakymas vidutinis didesnis ir todėl yra matyti dar svarbiau atsižvelgti tai, o kogi reikia tam kitam klientui. Ir verslo klientuose mes ką matome, aišku, paprastai, kad tos sutartys, jos labai dažnai yra testinės, atsikartojančios, todėl jeigu tu iš tiesų nesusiorientuoji klientą pakankamai, tai matyti neužilgo ir baigsis tavo ta sutartis. Tai kaip tai atrodo, tai aišku, iš principo pirmas dalykas, ką mes paprastai sakome, nuo ko viskas prasideda, ar ne, tai yra vis dėlto suprasti, o kokia yra kliento patirtis santykyje su mumis kaip su tiekėju. Ar ne? Tai yra kokie yra visi įvairiausi susilietimo taškai, nuo iš vis pirmo sužinojimo apie mus kažkur tai, iki galbūt pasityrinėjimo apie mus, kontakto su mumis, tada jau aptarnavimo arba pardavimo eigoje, kaip mes atrodome, ar mes atrodome taip pat fiziniam pardavime, kaip mes atrodome internete arba telefono susilietimo taškuose, tai yra tas vadinamas daugiakanališkumas, omnichanelas. Reiškia, tai visi šitie dalykai yra suvokti iš viso, kokia tai yra patirtis su mumis, ar ne? Ir mes ypatingai ir Lietuvoje matom irgi tikrai gerus pavyzdžius, gal vėlgi tie patys ar bankai, ar energetikos įmonės, kurios turi gerai išspręstus skaitmeninius kanalus, mes matome, kaip lengva yra bendrauti ir gauti paslaugą. Netgi beje VMI, aš manau, yra tikrai pakankamai geras pavyzdys deklaravimo kontekste, kur tikrai yra puikus patyrimas kliento, ar ne? Tai va čia yra esmė, ar yra sudėliotas patyrimas tinkamai. Ir kitas klausimas tada yra, jeigu mes turim gerą patyrimą internete, ar mūsų fizinis patyrimas, jeigu mes prekiaujam skirtingais kanalais, irgi yra toks pats geras. Ir čia yra labai geri klausimai, kuriuos reikia stipriai įsivertinti. Na gerai, su kokiais pagrindiniais iššūkiais galbūt pastebėjote, kad susiduria B2B įmonės bandydamos savo veikloje pritaikyti labiau į verslą, į klientą orientuotą požiūrį ir, kai tai atsitinka, kokios galbūt tos naujos galimybės čia atsiveria? Tai pirmiausia, turbūt tų iššūkių prasme pasitaiko gan daug problemų, kad įsidiegtum tokį požiūrį, nes iš tiesų didelė dalimi tai yra lyderių vizijos klausimas, ar ne, ir jų gebėjimo įtikinti organizaciją, kad tai yra svarbu. Ir ne visada tai pavyksta. Kartais tai tiesiog yra komunikuojama kaip užduotis, nepaaiškinant ir neįrodant ir neužkrečiant gerąją prasme organizacijos, kad tai yra svarbu. Ir tas užkrėtimas, vėlgi, mes dažnai matome problemą, kad
gal lyderiai apie tai kalba, netgi gal kažkokius nuleidžia dokumentus, kuriais reikia vadovautis, bet pavyzdžiui neperžiūri motyvacinės sistemos. Ir tada žmonės yra motyvuojami už produktus, nors jie yra skatinami, jiems sakoma, kad jie turėtų rūpintis klientu, ar ne? Tai tada tu, kaip žmogus, individas, pardavėjas arba jau aptarnautojas kliento, tu tada vis tiek galų gale galvojo, kas tau geriausia, ir jeigu tau moka už tai, kad tu stumtum produktą, tai greičiausiai tu netaip stipriai rūpinsiesi klientu, ar ne? Tai čia yra įvairių dalykų, reikia susistruktūrizuoti, matyt, pirmiausia, iš vis lūkesčius struktūras sistemas, kuriomis mes realizuojame tokį požiūrį, tai yra per proceso organizavimą, per, reiškia, kaip čia tų rodiklių nustatymą, tikslinių rodiklių nustatymą, motyvacinę sistemą, įrankių, netgi skaitmeninių įrankių suteikimą. Labai dažnai girdime apie CRM sistemas, ar ne, Client Relationship Management, arba santykių su klientais valdymo sistemas. Tai kartais jos tik formaliai yra įdiegiamos, bet realiai netneša to rezultato, kad mes tikrai dabar orientuoti į klientą, ar ne? O ten, kur iš tiesų organizacija iš tiesų orientuota į klientą, tada ta sistema puikiai padeda žinoti, kas vyksta pas klientas, kaip su juo bendravome ir panašiai. Tai tų dalykų yra įvairių, bet aš manau didysis iššūkis yra pokytis, tai yra pokyčio suvaldymas. Kaip mes įtikinsim žmonės, kad jiems reikia dabar labiau orientuotis į klientą, jį suprasti, reiškia, kaip čia įsivardinti ir girdėti jo lūkesčius, norus ir pageidavimus ir tada atliepti juos per mūsų produktą. Tai va tas persilaužimas yra turbūt pats sunkiausias dalykas ir didžiausias iššūkis. Kitą palėtėt įdomią temą, iš tikrųjų dažnai, organizacijos kuria tas strategijas, bet jos nenueina iki tos, sakykime, apačios, ar ne, kaip nueini į parduotuvę, taip pikta ta kasininkė, taip pikta. Tai kaip padaryti, kad ta sistema veiktų? Visam šitam toks metodinis atsakymas yra pokyčių valdymas, bet aišku, po pokyčių valdymo čia atskira didžiulė disciplina, bet paprastai, jeigu taip greituoju būdu apžvelgti, tai aišku, jeigu mes nusistatom tam tikrą strategiją ir užsiduodam kryptį, tada mes turim labai aiškiai susidėlioti praktinius žingsnius, kaip mes ten nukeliausim, tai įgyvendinimo planą, ar ne? Bet to irgi nepakanka, nes reikia tada dar žmonės įtikinti, kad jie tą planą įgyvendintų, nes jie iš principo turi keisti savo įpročius. Patys žinom iš asmeninio gyvenimo, kaip sudėtinga pakeisti įprotį, ar ne? Sakoma, kad reikia 3 savaitės kažką daryti, kad įgytum naują įprotį, kad jis taptų kažkokiu automatinė dalimi. Tai lygiai taip pat organizacijoje kiekvienas žmogus turi per tai pereiti ir pati organizacija turi pasikeisti. Aš duosiu pavyzdį, gal čia ne iš Lietuvos, atsimenu labai tokį gerą šitoj temai pavyzdį, kad pirmoji pigių skrydžių avialinija pasaulyje, sakoma, yra Southwest Airlines Jungtinėse Amerikos valstijose, iki šiol virš 40 metų dirba, visada pelningi, ir klausia, o tai kaip čia va taip, reiškia, jie pigūs, bet ilgą laiką sėkmingi, kaip viskas veikia. Tai va, ten yra daug elementų, bet vienas iš elementų yra, kuomet paskutiniai keleiviai išlipa iš lėktuvo, iš karto už jų eina ne valytojai kažkokie pakviesti, bet tos stewardesės ar reiškia palydovės, ar ne, reiškia, kurios, ar palydovai, nes įvairių lyčių šiais laikais žmonės, ir jie tvarkosi, jie surinkinėja šiukšles, jie viską išneša, pas jūs neteina jokie valytojai, jie viską patys apsitvarko, pilotai išeina irgi padeda, ir tu sakai, kaip čia taip viskas veikia, o kodėl taip yra? O todėl, kad tame tarpe dėl tos orientacijos į klientą, jie suteikia darbuotojams akcijų, darbuotojai yra suinteresuoti įmonės sėkme, jie supranta, kad jeigu jie visą tą greitai padarys draugai ir aptarnaus klientą kuo geriau, jie vėl ateis ir vėl ateis ir vėl ateis, ar ne? Tai vat tų elementų, iš kurių tai gali susidėti, yra labai įvairių, bet reikia sudominti darbuotoją. Tas žmogus, kuris dirba su klientu, jis kažkodėl tai turi norėti padėti tam žmogui ir sistemos jam turi padėti tai padaryti. Labai puikus pavyzdys, bet aš norėčiau dar šiek tiek grįžti į pradžią, ar ne? Kaip išsiaiškinti tų klientų poreikius, nes čia vėlgi gali būti prasilenkimas. Galbūt vadovui atrodys, kad atėjusiam klientui svarbu duoti pavaišinti arbata, kava ar vandeniu, o klientui gal iš esmės reikia, kad greičiau jam paslaugą suteiktų. Kaip čia išsiaiškinti šitą poreikį? Puikus klausimas, ir beje pasakysiu, ryšosi šiek tiek su tam tikra problematika ties rodikliais orientacijos į klientą, nes pas mus iš tiesų daugelis įmonių jau naudoja vadinamąjį Net Promoter Score indeksą, NPS-ą, ir daugelis įmonių, su kuriomis mes, pavyzdžiui, kalbamės apie geresnę orientaciją į klientą, sako, kad mūsų NPS-ai yra geri, aukšti,
bet, na, vat jaučiame kažko trūksta, ar ne? Aš atsimenu, vienas klientas sakė, man trūksta to tokio, kad klientas sakytų, wow, aptarnavo puikiai, vat buvo gerai, ar ne? Ir sako, kaip tą pamatuoti? Ir aš manau, kad va čia yra labai, na, geras pavyzdys, o tai kaip tada, reiškia, kaip tada iš principo tą geriau matuoti ir atlikti, ar ne? Tai ir kaip išgirsti, tai mes paprastai sakome, kad šalia tokių labai prastų modelių, ir jie yra, ir jų irgi reikia, yra klientų apklausos. Puiku, apklausa yra labai gerai, dažnai kažkas mūsų paklausia to ir ano. Problema su klientų apklausom, kad ten yra suformuluoti tam tikri klausimai, jie yra rėminti, tu juos turi atsakyti vienaip arba kitaip. Labai dažnai problema kyla tame, kad dar yra neaišku, o ko tas klientas nori. Jis dažnai pats nežino, ko jisai nori. Todėl vienas iš geriausių būdų, kuriuos mes rekomenduojame daryti, tai yra vadinamieji gilieji interviu, reiškia, ar ne, kur mes iš tiesų sėdame ir nereikia jų labai daug tų interviu, iš tiesų mes paprastai sakom, vienam segmente 10-15 interviu su klientais užtenka, kad tu išsiaiškintum jų giluminius poreikius, kaip jie perka, kodėl jie perka, kaip jų poreikių tenkinimas susijęs su mūsų produktu arba paslauga ir panašiai. Tai vat tas, sakykime, supratimas kliento turi ateiti iš gilaus įsigilinimo ir kalbėjimo su juo. O kaip po to pamatuoti, ar tu pataikiai? Ar atliepiai tos poreikius? Tai tada, vat, kodėl orientacijos į klientą sritis nėra labai lengva, nes iš tiesų rodiklių yra įvairių, priklausomai nuo to, ką tu nori pagauti, kokį tą aspektą. Aišku, galų gale pats geriausias pamatavimas yra, na, ar pajamos padidėjo, ar pelnas padidėjo, tai viskas ok, bet to neužtenka, nes mes turim turėti operacinio lygio rodiklius, operacinio lygio sprendimus, ar ne? Todėl kartais tai iš tiesų atsiremia į tokius smulkius rodiklius, kaip, na, internete yra gan lengva. Ar žmonės sugrįžta, ar kiek iš ten pirminio banerio, reiškia, žmonių nueina pas mus, ar užkabina žinutę ir taip toliau ir panašiai. Ne, tai šitas yra lengviau, bet, tarkim, fiziniam aptarnavime tada klausimas iš tiesų, o kas konkrečiai pritraukia prie mūsų, ar ne, kaip matuoti, tarkim, įėjusių ir pirkusių santykiai, reiškia, ar ne, ar daug kas ateina ir nieks neperka, ar ne, ar iš tiesų beveik visi, kas ateina, nuperka. Ateina tokie vat įvairūs dalykai, kuriuos reikia matuoti. Tai tokio vieno aš jums neatsakysiu matavimo rodiklio, bet iš tiesų tų rodiklių yra visuma ir aš manau, ten per kokią 10-15 įvairių rodiklių galima būtų tikrai susistiguoti labai gerą sistemą, kuri leistų organizacijai nuspręsti, kad na iš tiesų daug labiau orientuota į klientą. Bet pirmas ir svarbiausias dalykas, klauskit jų nuomonės. Klauskit nuomonės, ką jie gauna, ar gauna tai, ko nori, ar jie yra patenkinti ar ne. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Na gerai, pokyčiai, ta prasme, keičiasi klientų poreikiai ar ne ir kaip šiuo atveju, na, suspėti su jais? Nuolatos kalbėti su jais, turbūt toks trumpas atsakymas. Aš manau, iš tiesų čia labai geras pastebėjimas, jog verslas yra labai dinamiškas, labai skirtingi dalykai jį įtakoja, atsiranda nauji produktai, nauji konkurentai, naujos produktų grupės, naujos technologijos ir taip toliau, ar ne, ir netgi nauji veiklos modeliai. Tai iš tiesų reikia nuolatos kalbėti, gilintis, vieną kartą per metus pasikalbėti su klientais, mano manimu, yra toli gražu neužtenka, reikia tą daryti nuolatos, jausti tendencijas, girdėti, ką jie svarsto. Mes matom didelę tendenciją, aš pavadinsiu ją bendrą kūrybą. Tai yra produktų vystymas kartu su klientais, įtraukiant klientus, ar ne, ir bandant suprasti, kaip geriau tą produktą sutvarkyti. Produktas, paslauga, abudu šiuo atveju galioja, ar ne. Jeigu mes, nežinau, vėlgi imame tą patį aviacijos pavyzdį, tai aviacijos įmonės iš tiesų dabar naujuosius orlaivius kuria būtinai tik kartu su klientais, nes tik tai klientai žino, koks jų yra poreikis, kurios srityse, kokio dydžio, kaip dažnai, koks efektyvumas ir taip toliau. Tai iš tiesų kurkime produktus ir projektų ir paslaugas kartu su klientais. Aš manau, tai ir padės kuo geriau nuolatos juos įtraukti ir išgirsti. Kalbant apie technologijas, apie jas užsiminėt, ar ne, kokį čia vaidmenį gali technologijos suvaidinti? Vakar turėjau labai įdomų pokalbį apie tai, kad jau net dirbtinį intelektą naudoja atrenkant žmonės. Gal ir čia galima panaudoti šitą technologiją, kad būtų klientas, na, patenkintas? Absoliučiai. Yra keletas, matyt, skirtingų technologijų, apie kurias reikėtų galvoti. Tai jau minėtas mano CRM-as arba santykių su klientais valdymas, čia yra viena tokia jau ilgai žinoma, man atrodo, daugam žinoma technologijų grupė. Tai čia gal nesigilinsiu, tiesiog tai yra mano manimų higiena, ją privalu turėti, kad galėtum iš tiesų geriau suvokti savo klientą ir darbą su juo. Aš sakyčiau, darbas su klientu yra konkurencinio
privalumo klausimas. Tai todėl standartizuotos sistemos dažnai nepadeda, ar ne, nes mes norim išsiskirti. Tai ką mes dažnai matome, tai yra, kad ta kliento patirtis kuriama per specializuotas unikalias sistemas, kuriamas būtent mums. Aišku, yra tam tikros platformos, ant kurių tai yra daroma, tai nėra, kad nuo nulio viskas daroma, ar ne, bet mums reikia sukurti kliento patirtį unikalią mūsų produktui, mūsų paslaugai, mūsų organizacijai, tai yra tuo unikaliuoju vertės pasiūlymu, kurį mes atnešame tam klientui. Todėl dažnai įmonės iš tiesų, kurdamos tą paslaugos architektūrą, sistemas iš tiesų pritaiko, savo sukuria, ar ne, ir ypatingai tas vadinamas frontendinės arba tai, ką klientas mato, ar ne, pritaiko būtent tam, ar ne. Tai va čia yra turbūt toks, vienas iš didžiausių svarbių dalykų, ar ne. Dirbtinis intelektas integruojasi į tai, ar ne, leidžia klientams atsakyti į klausimus, reiškia, kuo geriau, ar ne, ir kuo greičiau. Ir galbūt dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra iš visos informacijos, kurios mes turime apie klientus, dirbtinis intelektas, duomenys šiuo atveju padeda kurti įžvalgas. Ir va čia yra didysis vertės pasiūlymas. Pabaigai trumpai apibendrinkim mūsų pokalbį ir ką patartumėt toms įmonėms, kurios šiuo metu jaučiasi, kad yra orientuotos į pelną, bet norėtų pergalvoti verslo modelį ir vis dėlto eiti į tokį modelį, kad pirmoje vietoje būtų klientas. Iškart pasakysiu, su dauguma klientų, su kuriais dabar dirbu, šitas klausimas strateginiam kontekste beveik visada iškyla, kaip galime būti labiau orientuoti į klientus. Tai aš manau, pirmas klausimas yra iš vis strateginiam lygmenyje nuspręsti dėl to, kad tai yra svarbu ir mes to norime. Ar ne? Tai yra strategija, strategijos atnaujinimas ir kaip čia įsipareigojimas, kad tai yra mūsų vienas iš pagrindinių dalykų. Ar ne? Po to yra tas mano įvardintas veiksmų planas, o iš ko visą tai susideda, tam gali reikėti pagalbos, galite ir savo jėgomis, jeigu turite specialistų, galite su pagalba iš išorės, bet susidėliokite aišku planą ir visus elementus, kuriuos reiks paliesti, nes tai nėra tik tai nusprendimas, kad darysime. Reikia labai praktinių, konkrečių dalykų. Kokios bus mūsų kitokios procedūros, kaip mes kitaip bendrausim su žmonėm, kultūra, reiškia, kaip turi pasikeisti mūsų žmonių užsidegimas ir motyvavimas. Ar ne? Tai va šitie dalykai yra labai svarbus. Kai planą susidėliojom, tai yra tiesiog toliau dirbam, įgyvendinimas, pokyčio valdymas, esmė turbūt pagrindinė ir svarbiausia. Svarbu, kad visi to patikėtų ir visi to norėtų pokyčių. Tikrai taip. Ačiū už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo EY konsultacinių paslaugų padalinio Baltijos šalyse vadovas Linas Dičpetris. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums labai. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Verslo transformacija. Laidą Verslo transformacija pristato profesinių paslaugų lyderis Baltijos šalyse EY, Ernst & Young Baltic. Daugiau informacijos EY.lt.